3 metus mane tėvai iš tikrųjų kvailino, kur tu esi, kur tu vėliesi ir jie laukia, kad aš suklupsiu. Ir va būtent tas jų netikėjimas manimi man leido, kaip sakau, atsistoti ir šiai dienai uždirbti orias pajamas, oriai gyventi ir siekti verslo. O kur tas varikliukas buvo taip, kad aš tiesiog neturėjau kelio atgal. Nepaslaptis, mūsų kompanija draudžia skolintis pinigus ir investuoti šitą verslą, bet aš jauna tikrai 22 metų pradėjau verslą be visiškai jokio pradinio kapitalo. Tai aš pasiskolinau iš brolio pinigų. Tai buvo tikrai man tada labai nemaža suma, tai buvo 5000 jau tada buvo eurais. Ir man buvo be galo sunku. Man buvo be galo sunku juos atidavinėti, nes man reikėjo ne tik tais atiduoti, bet ir išsilaikyti, ir užsipirkti produktus, ir mokėti klubo nuomą, ir reikėjo važiuoti į renginius.